Sveiki, tai bus paprasčiau tiesiog padaryti video atsakymą. Tai iš esmės atsakau į 8 klausimą, patikslinti, kur keletas funkcionalumų yra. Tai amenities, tai yra tie 752 taškai, tai čia jie ateina iš jų sistemos. Tai yra, jeigu pažiūrėsit, vaistinės, medicina, grožis, atitinkamai tų taškų jie į savo sistemą pildosi daugiau ir panašiai. Tai ir tie taškai visą laiką atsinaujina, jeigu atsidarytumėm kodą, amenities counts, const, sync, intervalai ir taip toliau. Tai šioje vietoje šitie visi sluoksniai egzistuoja ir yra. Tada dinaminis kainų variklis, tai yra galutinė kaina keičiant nustatymus, taip, 3 mėnesiai, taip toliau keičiasi ir galutinė kaina. Tai video įkėlimo srautas, tai iškėlėm, šitas buvo mano turinys šičia, tai dabar iškėlėm į šitą vietą. Tai tiesiog įkelti vaizdo įrašą, file example, mes susiuploadinam failo įrašą, ne? Kada mes jį susidedam, jeigu mes keliaujam į ekranus, vaizdinyje matom, jog rodo mūsų būtent jau tą video. Tai čia pati pagrindinė ta visa esmė ir yra konfiguratoriaus, būtent dėl to, kad mes kada turim skirtingo dydžio ekranus ir jie dabar ateityje planuoja išsipirkti iš kitų įmonių ekranus, matot, ekrano aukštis skiriasi. Tai va būtent pasižiūrėti, kaip tas video nusikerpa, ar matosi, išsitampo, neišsitampo, ar still bus geras, tai čia yra labai svarbi vieta, kad galėtų klientas pasitikrinti, kaip atrodys svetainėje. Tai va, tada toliau einam, sinchronizavimą rodžiau, dinaminė kainodara, tai šitoj vietoj tai ir yra, jog ta kaina kintama nuo atitinkamai visokių lygių, dieninės, naktinio režimo, taip toliau ir panašiai. Taip pat yra klausimas apie 6 miestų lygių matricą, tai čia iš esmės yra, jo galima filtruoti pagal miestą, formatą ir visus šitus parametrus, kokie jie tik ir yra. Tai čia yra, kaip sakyti, ne tik 6 miestai, jų daugiau, bet iš esmės mes turėjome omeny, kad galima filtruoti ir pasirinkti ekranu.